Plungės miesto šventės teatralizuotą eiseną. Šiemet mūsų eisena ypatinga, joje dalyvauja beveik 60 įmonių ir organizacijų, tad reginį turėsime tikrai smagų. Ir kągi, pirmieji eisenoje žygiuoja Plungės kultūros centro folkloro ansamblis Gondinga, vadovė Dalia Stasikėlinė. Plungės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis Gondinga, tarptautinio folkloro festivalio Saulelė raudona iniciatorius ir organizatorius. Su neplėstančia atsakomybę, pagarbą ir meilę ansamblis populiarina Žemaitijos krašto folklorą, gilinasi į lokalinį etninį paveldą, puoselėja gimtojo krašto dvasinės vertybės. Gondinga reprezentavo Plungę ir Lietuvą Vokietijoje, Prancūzijoje, Turkijoje, Latvijoje, Estijoje, Austrijoje, Švedijoje, Čekijoje ir kitur. Pasitinkame folkloro ansamblis Gondinga. Pasitinkame Plungės rajono savivaldybės užsienio šalių oficialiosios svečių delegacijos. Kolonoje pakiliai žygiuoja Plungės miesto partneriai iš Boksholmo komunos Švedija, Mendeno savivaldybės Vokietija, Tukumo savivaldybės Latvija, Krasnogorsko municipalinio rajono Rusija, Golubdobžino rajono savivaldybės Lenkija, Bruntalio miesto savivaldybės Čekija, Jergreimo komunos savivaldybės Norvegija, Viljandi apskrities Estija. Pasitinkame Plungės rajono savivaldybės užsienio šalių oficialiosios svečių delegacijos. Šiltai priimkime ir pasitikime, pasveikinkime juos. Tai mūsų mylimo miesto bičiuliai. Už delegacijų iš karto džiaugsmingai nusiteikę pasitikime svečių grupę Barabančiki iš Krasnogorsko. Atvyko pasveikinti Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Platelių, Alsėdžių ir Kulių seniūnijų atstovai. Paplojame svečių grupiai Barabančiki iš Krasnogorsko. Iš karto už svečių pasitinkame Platelių seniūnijos atstovus. Paplojame Plateliams. Linksmai ir skaičiai žaliai sutinkame Alsėdžius. Taip pat sveikina Kulių seniūnijos atstovai. Už Kulių iš karto sutinkame Tukumo rajono Milskalnės tautos namų folkloro grupė Milskalnieki, vadovė Anita Apinė. Palydėję vieną geriausių Latvijos kolektyvų sutinkame The Lume de Picuera Banda de Gaitas Pipe Band Ispanija. Vadovai Dario Noguera, Angel Fernando Carmano. Lume de Picuera dūdmaišių ansamblis tai nepelno siekianti organizacija, sukurta tam, kad būtų išlaikytas keltų muzikos paveldas bei tradicinė Galicijos muzika. Grupėje groja įvairaus amžiaus moteris ir vyrai.
skleidžiantys besąlygišką meilę muzikai, kuri atspindi jų aistringose pasirodymuose. Dūdmaišių ansamblis iš Ispanijos, pasitikime audringas aplodismentais. Vilniaus etninės kultūros bendrijos folkloro ansamblis Radasta, vadovai Audronė Vakarinienė ir Saulius Bružas. Kolektyvas susikūrė 1981 metais. Kolektyvui svarbiausia buvimas kartu, malonus kūrybinis žaismas, meilė dainai ir šokiui. Jis daugelio šalyje ir užsienyje vykstančių folkloro renginių ir kultūrinių švenčių dalyviai. Vilniaus etninės kultūros bendrijos folkloro ansamblis Radasta. Jurbarko kultūros centro folkloro grupė Imsrė, vadovė Birutė Bartkutė. Kolektyvas savo veiklą pradėjo 1990 metais. Tai nuolatinis dainų švenčių tarptautinio folkloro festivalių Nidoje, Juodkrantėje ir kitose miestuose dalyvis. Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro Vaizgamta vadovė Mirga Gulbinskienė. Į Kulių kultūros centro folkloro ansamblį Vaizgamta prieš 17 metų susibūrė dainingiausi kuliškiai. Kauno kultūros centro Tautos namai folkloro ansamblis Gadula, vadovas Andrius Morkūnas. Luokės seniūnijos folklorinis ansamblis Šatrija, vadovė Vilija Benešienė. Pražygiavo Plungės rajono savivaldybės Šateikių folkloro ansamblis Šateikė, vadovė Laima Dovarkienė. Taip pat Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis Judlė, vadovė Angelė Jovaišaitė. Folkloro ansamblis Alda iš Kauno, vadovės Ramunė Giedrė Pečiulienė ir Ramunė Beniulienė. Kretingos rajono kultūros centro Vidmantų skyriaus folkloro ansamblis Žemčiūga, vadovė Jolanta Jepertienė. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis Pigens, vadovai Arvidas Bomblauskas ir Diana Bomblauskienė. Mažeikių rajono savivaldybės Dirkšlių kultūros centro folkloro ansamblis Buoja, vadovas Antanas Erlickas. Mažeikių rajono savivaldybės Židikų kultūros centro Pikelių kultūros namų folkloro ansamblis Sodžius, vadovas Antanas Erlickas. Už kolektyvų iš karto rikiuojasi Plungės rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga asociacija Plungės kraštas, kuri vienyje 22 Plungės rajono bendruomeninės organizacijas, kurių veikla yra unikali. Plungės lopšelio darželio vyturėlį šūkis: vyturėlėje vaikai mokosi gyvens vaikai. Plungės Babrungo pagrindinės mokyklos šūkis: Babrungo ošime ir parko šlamesy, kantri dosni mūsų mokykla esi. Plungės senamiesčio mokyklos šūkis: į šviesą, į tiesą, knyga kelia tiesą, neleiks pasiklysti naktį. Atžygiuoja Plungės lopšelio darželio vyturėlis, kurio šūkis: vyturėlėje vaikai mokosi gyvens vaikai. Pasitinkame mažuosius plungiškius. Ir sutinkame Plungės Babrungo pagrindinės mokyklos kolektyvą. Pasitinkame Babrungo pagrindinę mokyklą. Jų šūkis: Babrungo ošime ir parko šlamesy, kantri, dosni, mūsų mokykla esi. Palydime Babrungą ir sutinkame Plungės senamiesčio mokyklą. Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho!
Senamiesčio mokyklos šūkis iš šviesą į tiesą, knyga kelia tiesę, neleisk pasiklysti naktį. Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla. Jucio mokyklos šūkis mūsų mokyklai greit jau 100, konkurentas esam rimtas. Moksle, sporte ir sveikatoj tik labai geroj. Kolektyvą šaunų būrėm ir į mokslą rimtai žiūrim. Kas tvirtą tikslą turi, kviečiame visus pas mus į būrį. Į būrį kviečia Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla. Sutinkame dar vieną Plungės mokyklos kolektyvą. Tai Ryto pagrindinė mokykla. Plungės Ryto pagrindinės mokyklos šūkis – knygos, žinios ir kūryba, sportas, greitis, sveikata, žengia Ryto mokykla, mūsų, jūsų visada. Plojimai Ryto mokyklai ir pasitinkame Plungės Saulės gimnazijos bendruomenę. Sutinkame Plungės Saulės gimnazijos bendruomenę, kuris sveikina plungiškius ir mūsų miesto svečius miesto šventės proga. Visiems jums siunčia saulėtus linkėjimus ir saulėtas dienas. Palydime saulėtą kolektyvą iš Saulės gimnazijos ir sutinkame Plungės suaugusiųjų švietimo centrą. Tai įstaiga, kuri vykdo formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą. Centre sudarytos sąlygos įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Taip pat šioje įstaigoje kelia kvalifikaciją, tobulinasi ir dalyjasi savo gerąją darbo patirtimi Plungės rajono, Rietavo savivaldybės bei aplinkinių rajonų ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai ir kiti suaugusieji. Šūkis – mokykitės, nes kol mokotės esate gyvi. Gyvenkite, nes kol gyvenate galite mokytis. Pasitinkame Plungės 3-ojo amžiaus universitetą. Šiemet užbaigė 4-uosius gyvavimo metus su 250 garbaus amžiaus studentų. Studijos vyksta net 4 fakultetuose – sveikos gyvensenos, kultūros, pasaulio pažinimo ir namų ūkio kultūros. Šis universitetas vieta, kur susirenka aktyvus, pozityvus, žingeidus, bendraujantys, norintys keliauti, pamatyti ir išgirsti senjorai. Šūkis – nė dienos be veiklos. Sutinkame Plungės sporto ir rekreacijos centro kolektyvą, kurių šūkis – džiaugsmas, sportas, sveikata, lydi Plungę visada. Sutinkame Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Biuro šūkis – sveikata išmintingųjų honoraras. Sutinkame Plungės futbolo klubą Bobrungas, kuris įsikūrė 2015 metais tam, kad suvienytų Plungės futbolą. Klubo šūkis – nauja istorija, nauja svajonė, bendras tikslas. Ir sutinkame Reginos Šileikienės sporto centrą. Reginos Šileikienės sporto centro devizas pakeis savo
savo gyvenimą jau šiandien ir džiaukis sporto suteikiamais malonumais. Sutinkame ledo ritulio klubo aktyvių ir energingų entuziastų dėka ši sporto šaka Plungėje ne tik gyvuoja, bet ir sparčiai žengia į priekį. Nuo 2007 metų plungiškiai gana sėkmingai dalyvauja Vakarų Lietuvos ledo ritulio čempionate. Jau 3 metai, kaip atstovauja Žemaitijos lygoje net 2 ekipos. Tai Plungės LRK ir Plungės Vanagai. Sutinkame šokių studijos Motus dalyvius. Šokių studijos Motus šūkis. Šokis tai pokalbis tarp sielos ir kūno. Šokių studija Motus. Atžygiuoja plungiškiams gerai žinoma nevyriausybinė visuomeninė organizacija Krantas. Tai demokratiška, savanoriška, nepolitinė pelno nesiekianti, nevyriausybinė visuomeninė jaunimo organizacija Krantas. Jaunimo pagrindinė veikla vietos bendruomenės renginiai bei akcijos, seminarai bei tarptautinio lygio projektai. Organizacija Krantas tai saugus uostas jaunų žmonių idėjoms. Eisenoje žygiuoja Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Jų šūkis – mes Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai už patrauklų ir klestinti mūsų kraštą. Paplojame Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijai. Sutinkame darbo partijos Plungės skyrių. Darbo partijos Plungės skyriaus šūkis. Mes žinome kaip. Ir sutinkame Lietuvos socialdemokratų partiją. Lietuvos socialdemokratų partijos tikslas – gerovės visiems valstybė. Kiekvienas žmogus joje turi jaustis saugiai ir būti užtikrintas savo ir savo vaikų ateitimi. Turi pajusti, kad valdžios sprendimai aiškus, skaidrus, priimami dėl to, kad gerėtų jo gyvenimas. Socialdemokratai nežada, jie nuosekliai dirba. Ir sutinkame partija Tvarka ir teisingumas Plungės skyrius. Partijos Tvarka ir teisingumas Plungės skyriaus šūkis – už geresnį gyvenimą, už gražias šventes. Taigi, gerbėmieji plungiškiai, švęskime šventes. Ir sutinkame linksmai atminančius Plungės technologijų ir verslo mokyklą. Plungės technologijų ir verslo mokyklos šūkis profesiją turiu, lekiu su vėjeliu. Plungės technologijų ir verslo mokykla kviečia baigusius 8, 9, 10 ir 12 klasių moksleivius mokytis Plungėje ir Rietavo Pilyje. Uždaroji akcinė bendrovė Lino Meda yra Lino ekspertai. Kolektyvo šūkis – jų gražiausia medžiaga tik iš lino išausta. Mokam siūti mes gražiai, aplankykit būtinai. Uždaroji akcinė bendrovė Lino Meda. Ir sutinkame Kredito unijos Žemaitijos iždas darbuotojus.
Kredito unijos Žemaitijos iždas šūkis turi atneš, reikia pasiimti, Žemaitijos iždas atviras visiems. Trečiąjį bloką pradeda Plungės ligoninės kolektyvas. Plungės ligoninės tikslas – Plungės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūrų paslaugų gerinimas, kokybiškas medicinos paslaugų teikimas. Plungės ligoninės kolektyvas. Pasveikinkime juos. Plojame Plungės ligoninės kolektyvui ir pasitinkame Vičiūnų grupę. Gražių užrašų pasipuošę mus šiandieną Vičiūnų grupės kolektyvas. Vičiūnų grupės šūkis – Plungės miesto pakrašty, lyg vandenyno bangų užėsi, įvairiausių produktų draugystė, tai Vičiūnų karalystė. Vičiūnų grupė užaugę Lietuvoje, įvertinti pasaulyje, misija, kokybiškas maistas visai šeimai, bet kuriame pasaulio krašte. Šiemet ypatinga šventė. Šiemet Vičiūnų grupė švenčia jau 25-ąjį savo veiklos jubiliejų. Ačiū, kad esate kartu. Papuošiame Plungės padanės balionais. Vičiūnų grupės kolektyvas. Vičiūnų grupė užaugę Lietuvoje. Aplojame Vičiūnų grupės darbuotojams. Ir sveikiname juos švenčiant šiemet 25-ąjį savo veiklos jubiliejų. Ačiū, kad esate kartu. Sutikime Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyrius. Plungės skyrius veikia nuo 1989 metų. Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus tikslas – tinkamai atstovauti ir vienyti mūsų rajono ūkininkus. Dar kartelį plojimais gerbiami plungiškiai sutinkame Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyrių. Ši sąjunga vienyje net 105 Plungės rajono ūkininkus. Šiandien ypatinga šventė, net šieno į Plungę užvežė.
Palydime kaip visada linksmai nusiteikusius Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyrių ir pasitinkame visuomeninę organizaciją Vieninga Plungė. Visuomeninės organizacijos Vieninga Plungė šūkis mus vienija meilė Plungei. Aplojame Vieningos Plungės dalyviams. Uždarąją akcinę bendrovę Regila. Tai ilgametė PVC lankų šarvuotų durų įvairių žaliuzių prekybos lyderė Plungėje bei Vakarų Lietuvos regione. Uždarojo akcinėje bendrovėje Regiloje įsigysite ypač aukštos kokybės energiją taupančius plastikinius langus. Gausus moderniausių žaliuzių bei roletų pasirinkimas už patrauklias kainas. Planuojate keisti lauko duris, salone Regila platus šarvuotų durų skydas pasirinkimas, kurios saugo būstą nuo įsilaužimo, taupo šilumą, puikiai izoliuoja garsą. Pasitinkame uždaroji akcinė bendrovė Janra baldai. Gamina standartinius ir nestandartinius korpusinius baldus, virtuvės, stumdomas sistemas, miegamojo baldus ir minkštus baldus. Parduotuvės su didelė gaminamų baldų ekspozicija rasite Plungės rajone Jovaišiškės kaime. Uždaroji akcinė bendrovė Janra baldai. Palydime uždarąją akcinę bendrovę Janra baldai ir sutinkame automobilių sporto klubą Tornada. Automobilių sporto klubas Tornada šiemet organizuoja Lietuvos automobilių kroso čempionatą. Klubas dar geriau žinomas kaip Tornada Racing vardu. Klubą vienyje apie 20 narių, kurie aktyviai dalyvauja autokroso, slalomo, žiemos treko varžybose. Automobilių sporto klubas Tornada. Sutinkame uždarąją akcinę bendrovę Ratuota prekyba. Tai visi tebalai vienoje vietoje. Prekyba alyvomis, padangomis ir ratlankiais. Uždaroji akcinė bendrovė Ratuota prekyba. Sekantis eisenoje uždaroji akcinė bendrovė Saugos tarnyba Argus. Tai ilgametė sėkminga praktinė patirtis rengiant, diegiant ir įgyvendinant kompleksinius apsaugos sprendimus, kurie užtikrina profesionalią ir patikimą apsaugą tiek verslo, tiek privatiems klientams. Sekantis eisenoje uždaroji akcinė bendrovė Dotnuva Baltic. Moderni įmonė Baltijos šalyse. Tai patikimas jūsų ūkio partneris. Uždaroji akcinė bendrovė Dotnuva Baltic. Sutinkame uždarąją akcinę bendrovę Plungės autobusų parkas. Plungės autobusų parko šūkis Plungė vežia, Plungė veža, Plungė veža. Plungės pramonininkų sąjunga.
Plungės pramonininkų sąjunga tai įmonė jungianti Plungės ir kitų aplinkinių rajonų pramonės, verslo, finansinių paslaugų, mokslo ir mokymo įmonės, kuriuose dirba apie 800 darbuotojų. 2015 metais atšventė 20 metų savo pastovios, patikimos ir sėkmingos veiklos jubiliejų. Plungės pramonininkų sąjunga. Sutikime uždarąją akcinę bendrovę Plungės Jonys. Įmonių grupė uždaroji akcinė bendrovė Sauslaukio statyba, uždaroji akcinė bendrovė Šviesos krateris, uždaroji akcinė bendrovė Projkalva, inžinerinės statybos lyderis vakarų Lietuvoje. Jau 25 metai projektuoja, stato ir remontuoja geležinkelius, tiltus, kelius ir gatves. Įrengia vandentiekių, kanalizacijos tinklus, nuotekų valymo įrenginius, tvarko gamybinių ir gyvenamųjų namų aplinkas, restauruoja ir rekonstruoja kultūros paveldo objektus. Dirba Plungiai ir plungiškiams. Uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonys. Uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonys. Įmonių grupė tai uždaroji akcinė bendrovė Sauslaukio statyba, uždaroji akcinė bendrovė Šviesos krateris bei uždaroji akcinė bendrovė Projkalva. Šios įmonės dirba Plungiai ir plungiškiams. Gerbiami žiūrovai, būkite ant savo visų. Kamuoliuko lietus Plungėje. Plungiškiai dėkoja uždarai akciniai bendroviai Plungės Jonys. Nes sutinkame uždarąją akcinę bendrovę Plungės Lagūna. Atžygiuoja uždaroji akcinė bendrovė Plungės Lagūna. Uždarosios akcinės bendrovės Plungės Lagūna šūkis, jei mes pažadėjome, reiškia, kad mes padarysime. Uždaroji akcinė bendrovė Plungės Lagūna.
Išties